Šiame vaizdo įraše mes keliaujame į atokią vulkaninę salą ieškoti vienos rečiausių vandenyno būtybių. Milžiniškas vaivorykštinis omaras pasislėpęs po aštriais kaip skustuvas uolomis ir pavojinguose vandenyse. Ši sunkiai pagaunama būtybė yra tai, ko dauguma žmonių niekada nepamatys per savo gyvenimą. Ir šiandien mes rizikuojame viskuo, kad jį surastume. Gerai, vaikinai, dabar yra pirmoji diena. Ir žinote, šios misijos tikslas yra surasti milžinišką vaivorykštinį omarą. Per šį iššūkį, vaikinai, mums vis tiek reikės susigaudyti maisto, kad išgyventume čia. Ir turime keletą dalykų, kurie mums padės. Taigi, visų pirma, turime patikimą mačetę. Ji padės mums perpjauti gyvūnus. Taip pat turime žeberklinį šautuvą. Jis nerealus. Pažiūrėkite į jo spalvas. Tai beveik bangininio ryklio raštas. Čia turime savo plaukimo pelekus. Taip pat turime kaukę. Ir vaikinai, šioje kuprinėje turiu keletą slaptų daiktų, kuriuos galėsime panaudoti per artimiausias kelias dienas. Dabar, jei mums pavyks rasti vieną iš šių milžiniškų vaivorykštinių omarų, parodysiu jums, kas yra čia viduje. Ir tai, manau, bus neįtikėtina. Pradėsime tyrinėti šią pakrantę. Ir sukryžiuokime pirštus, kad per artimiausias kelias dienas surasime vieną iš šių milžiniškų gyvūnų. Gerai, kapitone, važiuojam. Gerai, jūs galite matyti visą tą banguojantį tą vandenį ten, tai iš tikrųjų yra masalinės žuvys. Ir mes nersime palei šią pakrantę. Pažiūrėkite, kokia beprotybė, vaikinai. Čia yra kalno viršūnė. Ir jis tiesiog krenta į šią gilę atbrailo dabar. Ir tikiuosi, kad čia pradėsime tyrinėti šią pakrantę ir pažiūrėsime, ar pavyks rasti vieną iš šių milžiniškų vaivorykštinių omarų. Dabar čia neturėsiu jokios pagalbos, ieškodamas vieno iš šių milžiniškų vaivorykštinių omarų. Ir neturiu jokio maisto. Taigi, kol nerasiu vieno iš šių monstrų, iš esmės turėsiu išgyventi tik iš to, ką pats pagausiu. Vaikinai, tai bus tikras laukinis iššūkis. Pradėsime nuo šios beprotiškos atbrailos čia. Iškart lipsime į vandenį, pradėsime plaukti palei krantą ir pažiūrėsime, ką galime rasti.
Gerai, vaikinai, ką tik grįžome iš nardymo ir ten apačioje buvo beprotiška. Manau, tai buvo vienas iš skaidriausių vandenų, kuriuose esu kada nors nardęs savo gyvenime. Turėjome keistų gyvūnų, kurie priėjo prie mūsų ir mums buvo sunku, vaikinai. Žinote, šio iššūkio tikslas yra pagauti milžinišką vaivorykštinį omarą. Galiausiai, vaikinai, radau kažką, kas man duos gerą užuominą. Radau seną omaro kiautą, vaikinai, seklumoje, o tai reiškia, kad omarai akivaizdžiai iš gilios vandens dalies persikelia į seklumas. Ir būtent ten mes rytoj taikysimės, vaikimai. Bet šiandien mums pasisekė. Gavome kažkokių gyvūnų. Pažiūrėkite į šio daikto spalvas. Tai turi būti vienas neįtikėtiniausių gyvūnų žemėje. Jis vadinamas dažytąja saldžialūpė žuvimi, nes jo šonuose yra visos šios teptuko potėpiai. O jo burnos vidus iš tikrųjų yra ryškiai raudonos spalvos. Jie čia salose yra beveik pagrindinis maistas ir iš tikrųjų labai skanūs kepti ant laužo. Tai ką jie vadina jackfishu, vaikinai, arba tam tikra chirurginė žuvis. Ir jie iš esmės yra šių salų pagrindinis maistas. Jų čia labai daug ir jie nepaprastai skanūs. Jie turi tvirtą išorinę odą ir beveik visas jų kūnas padengtas aštriais, dantytais spygliais. Tikrai beprotiškas gyvūnas. Nors turime šias dvi gražias žuvis, tai nėra tas milžiniškas omaras, kurio mums reikėjo. Turime gerą ženklą, kad manau jie slėpsis seklumose, toje gražioje skaidrioje vandens zonoje. Bet tai yra maistas pirmai dienai. Užkursime laužą šioje paplūdimio vietoje ir pradėsime kepti šias žuvis. Darysime viską paprastu būdu, kartu su keliais salos vaikinais. Ir aš dėl to labai susijaudinęs. Einam. Taigi čia turime dvi skirtingas žuvis. Ir būdas, kuriuo jas gaminsime, taip pat visiškai skiriasi. Ši žuvis čia – tai saldžialūpė žuvis. Ką darysime? Nuimsime nuo jo žvynus ir išimsime vidurius. Ši čia vadinama odine žuvimi, nes jos oda primena odą. Labai keista. Todėl šios žuvies odos nenulupsime. Kai ją iškepsime, galėsime lengvai nulupti odą. Dabar tiesiog greitai išimsime vidurius. Visi viduriai išimti, to mums nereikia. Turime savo gražią žuvį, čia su mumis yra kapitonas JR, jis yra vietinis šių salų gyventojas ir tu mums parodysi labai šaunų būdą, kaip iškepti šią žuvį, ar ne? Taip. Taip, tai tu mane viską išmokysi, broli. Padaryk lazdą, taip. Reikia padaryti labai aštrų galą ir užmauti žuvį ant lazdos. Mes tiesiog perverėme šią žuvį tiesiai ant lazdos. Jis nuėmė visą žievę nuo jos. Turime daug malkų, turime daug skiedrų po apačią. Užkursime ugnį. Padėsime savo žuvį į šalį ir palauksime, kol ugnis šiek tiek aprims. Tada ji bus paruošta kepti ant laužo. Jį kepa bičiuliai. Jį kepa, visi parašykite komentaruose, jį kepa. Mūsų žuvis paruošta pirmai dienai, o rytoj turėsime ieškoti milžiniško omaro. Taip, broli, ką darome su šia žuvimi čia? Pirmiausia, nuimsiu odą, tada dėsiu į ugnį, kad visa oda pasišalintų. Šio žuvies oda yra labai kieta išorėje, todėl mes ją tiesiog prideginame ir tada galime ją nulupti, beveik kaip išorinį sluoksnį, ar ne? Taip. Gerai, dėkime ją ant ugnies, broli. Ir kai ji taip kepa, vyrai, ji pradės atsidaryti ir matysite visus raumenis, kurie pradeda kepti viduje. Taigi dabar mes tiesiogiai kaitiname šią žuvį. Jis jau nuplėšė odą nuo vienos pusės. Ir ką mes dabar darysime, tai lygiai tą patį padarysime ir su kita pusė. Kaip matote, žuvis dar neiškepta, bet jis ją paėmė ir gali tiesiog taip lengvai nulupti odą. Tai tiesiog kaip didelė mėsos lėkštė, kurią valgysiu. Oi. Jay, kiek laiko šios žuvys keps? 30 minučių. Užtruksime apie 20-30 minučių ir tada jos bus paruoštos ir galėsime jas lėtai apversti, ar ne? Taip, šiandien buvo tikrai sunku, bet bent jau JR'as man parodė kažkokią žuvį, vyrai. Mes jau kepame žuvį, bet žinai, broli, mes ieškome milžiniško vaivorykštinio omaro. Kur galime pagauti šį gyvūną? Gerai, rytoj surasime geras vietas. Kur jos yra? Kai kurios seklioje vietoje. Seklioje vietoje čia galima ištraukti omarą iš po didelio akmens. Didelis akmuo. Gerai. Taigi, turime eiti ten, kur seklus vanduo, kur dideli akmenys ir kur nėra stiprios srovės, nes šiandien srovė buvo per stipri. Taip. Šiandien yra ta diena. Taigi, mes įsiaiškinome užuomenas, vyrai, kur šie gyvūnai slėpsis. Mes suvalgysime šį maistą, broli. O rytoj ryte vėl eisime ieškoti milžiniško omaro ir tikimės, kad pavyks vieną jų pagina. Mūsų žuvis kepė jau 15-20 minučių, vyrai. Pažiūrėkite į ją dabar, mes ją nuimsime. Mes patieksime ją čia pat. Wow, geras darbas, broli.
Turėjome beprotišką dieną salose. Štai dėl ko visa tai, vyrai. Nes dar negavome to milžiniško vaivorykštinio omaro, kurio norėjome, bet turime šį nuostabų patiekalą. Ir teisinga, kad aš ir kapitonas pasidalinsime šiuo patiekalu. Broli, kuri iš šių žuvų tavo manimu tau labiau patiks? Šį? Gerai, paragaukime ir pažiūrėkime, ar tau ši labiau patiks. Bet čia yra saldžialūpė, vaikinai. Mes nulupsime odą nuo šios. Tau patinka valgyti odą? Traškučiai. Kaip spirgučiai. Tai, gerai, pabandom. Oho, einam. O. Puiku. Gerai. Nėra gerai, taip. Gerai, kaip vertinat šitą iš 10? 10? 8. Gerai, šitam vaikinai duodame 8 iš 10. Gerai, pereikime prie jūsų mėgstamiausio, tai yra odinės žuvies. Šitos mėsa tokia balta, vaikinai. Pažiūrėkite čia. Ji tokia balta, taip, šaunu. Gerai, sveikatą. Žmogau, tai dieviškai skanu. Žmogau, jos mėsa, vaikinai, yra labai minkšta. Ji maloniai byranti. Nėra jokio nemalonaus skonio. Tiesiog nuostabu. Ir mes toj pat ją suvalgysime. Duodu tvirtą 10 iš 10, broli. Manau, viena geriausių žuvų, kokias esu ragavęs. Tas vietinis būdas, kuriuo jis ją nulupo. Tai nuostabu. Rytoj turime pagauti šį omarą. Taip, susitiksime su jumis rytoj anksti ryte ir mes pagausime tą monstrą. Iki pasimatymo. Labas rytas jums visiems! Šiandien, antrąją dieną, mes medžiojame milžinišką omarą. Mes ką tik nusileidome prie pakrantės mangrovių sistemos ir ruošiamės, vyrai, eiti į tikrąjį medžioklės žygį. Tiesiai už manęs ši ekosistema slepia tiek daug gyvybės. Tai iš esmės yra lopšys mažoms žuvims, masaliniams žuvims ir viskam, kas čia turi sustiprėti, kol galiausiai išplauks į gilų mėlyną vandenyną. Taigi ten ir eisime medžioti, vyrai. Kas žino, ką rasime šiose mangrovių sistemose, bet aš šiandien labai užsidegęs. Ir jūs žinote, kad mes tą prakeiktą milžinišką omarą rasime. Arba mirsime bandydami. Sveiki vyrai, lietus lyja, bet tai buvo tikrai geras ženklas. Jūs matėte, kaip ropojame per tas mangroves, ten buvo beprotiška ir radome gerą vietą omarams. Vyrai, ką dabar galvoju, jūs matėte, kad ten nebuvo daug uolų, buvo beveik vien tik smėlis, taigi mes eisime šiek tiek toliau link pakrantės rifo. Ir manau, kad ten bus geriausia vieta.
Mes ieškome tų didelių uolų, kaip vakar sakė kapitonas, kad galėtume rasti vieną iš tų milžiniškų vaivorykštinių omarų. Ir aš pagausiu tą monstrą. Tai tikrai įvyks, vyrai. Esu tam pasiruošęs. Keliausime į kitą vietą. Medžioklė tęsiasi. Gerai, vyrai, pagaliau išlindo saulė ir atrodo, kad dabar pats tinkamiausias metas. Jau kelias valandas ieškome to milžiniško vaivorykštinio omaro ir jaučiu, kad viskas keičiasi mūsų naudai. Jūs žinote, jei išgersime šį greitą energijos užtaisą, gausime energijos pliūpsnį, naują jėgą ir tada tikiuosi, galėsime rasti vieną iš šių milžiniškų gyvūnų. Nurykime tai, bičiuliai. Energijos užtaisas jau čia. Pirmyn. Mes gausime tą milžinišką vaivorykštinį omarą. Mes įrašinėjame. Pirmyn. Valijau! Vaikinai, mes tai padarėme, chebra. Gerai, aš įkeliu šitą daiktą į valtį, šitas dalykas beprotiškas. Valio, mes tai padarėme. Nutilkite, vaikinai, pažiūrėkite į tai. Tai yra milžiniškas dažytas omaras. Šitas dalykas neįtikėtinas, jis visiškai vaivorykštinių spalvų, vaikinai. Ir taip yra todėl, kad jis turi susilieti su visais gražiais koraliniais rifais. Kur? Išeik iš mano baso, broli. Ta antena tokia ilga, ji tiesiog turi ragus, jie yra tiesiai ant jo veido. Jie turi šį išorinį kūno sluoksnį, kuris iš esmės juos apsaugo nuo plėšrūnų. Jie turi šias kojas šie vaikinai, kuriomis jie ropoja vandenino dugnu ir praktiškai griebia daiktus. Jei pridėsiu ranką arti, pažiūrėkite į tai, jis praktiškai bandys sugriebti mano ranką. Kiekviena jų mažytė koja čia iš tikrųjų turi visus šiuos mažus plaukelius ir šerelius. Tai padeda jiems pajusti vibracijas, taip pat aptikti grobį ir panašius dalykus. Ir jos pilnos mėsos. Vienas skaniausių gyvūnų žemėje. Ir aš nuoširdžiai nekantrauju į jį įsikirsti. Milžiniškas vaivorykštinis omaras. Mes jį turime, bičiuli. Wow! Dabar, vaikinai, noriu jums parodyti kai ką apie šį gyvūną. Štai čia tikriausiai girdėjote, kai griebiau jį po vandeniu. Aš skleidžiau garsą. Ir tai iš tikrųjų. Tai jo ūsai, kurie trimasi į jo veidą. Tai keisčiausias dalykas, kokį esu matęs. Ir beveik atrodo, kad jis po vandeniu urzgia ir bando pabėgti. Jie naudoja šią didelę uodegą, kuri visiškai sudaryta iš raumenų, kad atsispirtų atgal. Ir būtent taip jie juda per vandenį. Jie juda atbulai, vaikinai. Ir taip yra todėl, kad jie naudoja savo akis, kurios yra čia. Jie nori būti atsisukę į plėšrūną. Ir šie dalykai, vaikinai, yra labai reti ir skanūs. Ir aš nekantrauju uždėti šį dalyką virš ugnies. Jūs vakar matėte, kad turėjome tik kelias mažas žuvis, o šiandien gavome milžinišką vaivorykštinį omarą. Eime surinkti malkų ir kepkime šį dalyką ant BJ.
Čia turiu visą krūvą smulkių malkų. Paimsime didesnių medžio gabalų. Šiuos tiesiog padėsime į šalį. Mes ketiname šitą dalyką perpjauti ir išvalyti, vyrai. Parodysime jums, kaip tai padarysime. Sakiau jums, kad kuprinėje turiu kažką slapto. Ir taip yra todėl, kad naudosime šį ananasą iš šios salos ir kepsime jį kartu su omaru. Tai bus vienas beprotiškiausių receptų. Tiesiog pjausiu tiesiai žemyn. Taip, išorė. O dieve, pažiūrėk, koks sultingas atrodo. Turime savo gražų ananasą, kurį ką tik supjaustėme. Jis bus toks sultingas ant ugnies. Dabar išvalysime savo milžinišką omarą. Apversime jį ant nugaros. Štai taip, vaikinai. Tiesiog perpjausime per vidurį. Žiūrėkite. Vienas pjūvis. Štai taip. Vaikinai, omaro gabaliukai čia skraido visur, šiose salose. Net negaliu kalbėti. Esu toks susijaudinęs dėl šio dalyko. Ir štai akimirka, kurios visi laukiame. O dieve! Dabar visa tai tiesiog nuostabi mėsa ir galvos riebalai. Esame pasiruošę dėti tai tiesiai ant ugnies, kartu su mūsų nuostabiu ananasu. Pažiūrėkite, kaip neįtikėtinai tai atrodo. Gerai, ugnis jau dega. Visi rašykite komentaruose. Ten dabar jau verda diskusija. Turime padaryti, kad viskas tikrai įsiliepsnotų. O kai liepsna nuslops, uždėsime omarą ant viršaus. Dėkime tiesiai ant ugnies. Vaikinai, mums reikia pasidaryti kažkokias grotelės, kurį galėtume naudoti su mūsų omaru. Taigi, padėsime tai virš ugnies. Vieną padėsime štai taip. Paimsime dar vieną bambuko gabalą. Štai taip. Dabar tas omaras tiesiog keps savo kiautę, vaikinai, išlaikydamas visą tą nuostabią drėgmę ir visą mėsą, kuri lėtai keps virš ugnies. Aš tiesiog paaštrinsiu šitą lazdą. Tiesiog per visą ilgį perversiu. Štai taip. Tai atrodo beprotiškai. Jūs galite matyti, kad jis jau pradeda keisti spalvą. Tada žinote, kad jis pradeda kepti. Ir visi sultys viduje pradeda burbuliuoti. Mes šį gyvūną medžiojame beprotiškai daug valandų pastarosiomis dienomis. Ir mums pavyko, žmogau. Dabar kepame vieną iš egzotiškiausių, skaniausių ir gražiausių gyvūnų. Ir aš nekantrauju to paragauti. Niekada anksčiau nesu bandęs su ananasu. Tai visiškai naujas receptas. Pažiūrėkime, kaip pavyks. Akivaizdu, kad šitas dalykas yra milžinas. Taigi greitai jį apversime, kad mėsos pusė gražiai apskrustų ant žarijų. Ir tada ji turėtų būti beveik paruošta. Jis karštas. Apversk ją. Oho, matote, jis pradeda keisti spalvą. Taip pat šiek tiek pasuksime ir mūsų ananasą. Jis pradeda apskrusti. Dar šiek tiek jį pasuksime. Turėtų būti gerai. Turime omarą. Surasime gerą vietą, kur jį padėti. Atrodo neįtikėtinai. Aš tiesiog padėsiu tai čia. Gerai, vyrai, priešais mus yra milžiniškas omaras ir gražiai ant ugnies iškepta ananaso riekė. Paimsime didžiulį gabalą omaro čia. Vyrai, ši uodegos mėsa yra neįtikėtina. Pažiūrėkite į tai. Ji tiesiog iššoka tiesiai lauk. Pažiūrėkite į tą uodegos mėsą čia. Šiek tiek omaro. Paragaukime. Tai yra taip gerai, kaip tai gali būti gyvenime. Wow, tai buvo tikras iššūkis. Man buvo smagu su jumis ir mes tai padarėme. Čia turime daugiau vaizdo įrašų ir pasimatysime su jumis kitame Way Papinfus Offshore Tales. Iki pasimatymo. Wow, wow!